Aš manau, kad tais įrankiais, kuriais mes jau mokam naudotis, mes turim naudotis tam, kad vengti tų nemalonumų. Taip? Jeigu tu turi akis, tai tu gali išvengti to, kad neatsitrenkti į stulpą. Turi jautrumą, kuris tau sako, čia gera, man čia bloga, čia laukia manęs malonumas, o čia nemalonumas. Jeigu tu jau turi protą, tai irgi čia įrankis, kuris sako, tai dabar aš šitą padarysiu pastangą ir gausiu tada malonumą. Tai lipsiu į medį, kas man sunku, o ten bananas, kas man skanu. Tai lipsiu tada į tą medį, paimsiu tą bananą. Nors jeigu jam proto nėra, tai jis to nedarys. Atsitrenkia į tą medį, jam nemalonu, į viršų lipt nemalonu, jis, ką aš čia kankinsiuos, nelips ir jis tada to banano negaus. Taip? Mes vystamės ir mes įjungiam, atidarom savį įrankius aukštesnio lygio. Ir tada atsiranda tas, kaip tu pavadinai, atidėtas malonumas. Jis iš tikrųjų nėra atidėtas, nes lipant medžiu, taip sakiau, ar ant medžiu lipant, tau jau malonu, nes tu žinai, kad ten tavęs laukia bananas. Tau jau malonu, tau nebus malonu tik tai tada, kada tu to banano pasieksi. Jeigu tau jau dirba protas ir tu supranti, suvoki, kam tu tai darai, kam tu dėdi tas pastangas, tau jau malonu iš karto. Taip, jeigu tu nesuvoki, tau to proto nėra, tave priverčia lipti į tą medį. Taip, kaip gali būti, tėvai priverčia ten vaiką nei kompą žaisti, o eiti ten, nežinau, matematikos uždavinį spręsti. Tai jam tai vienreikšmiškai nemalonu. Ir atidėto malonumo jokio nėra. Toks vaikas, kurio ten priverčia nedaryti, kas jam malonu, nežaisti kompą, eiti matematikas mokytis, jis mokslininku vis tiek netaps. Ir visas tas nemalonumas nebus investicija į būsimą malonumą, ne. Čia tokia iškreipta teorija. Mes jį priversim nemalonu kažkaip savo daryti, tai jis tada išaugs kažkokiu bus sėkmingu, jis visą gyvenimą taip ir bus nelaimingas. Priverčiamas visą savo vaikystę, taip, visą laiką laužytamas, visada suverštas, jis toks ir liks. Galbūt jis mokslinį laipsnį gaus, bet laimingas jis netaps. Gal jeigu mes nepriverstumėm tą vaiką taip daryti, gal jis eitų žaisti, gal jis išaugtų kokį nors, nežinau, žaidėjų profesionalių. Ten eitų gal, nežinau, pokerį žaistų, taptų pasaulio čempionų pokerį. Arba gal jis į žaidimų industriją, iki ten ir kurtų žaidimus, arba bandytų juos. Tai. Ir būtų gal laimingas. Gal mokslinio laipsnio neturėtų jis, gal tokio, nieks jam nepavydėtų, gal jis, bet jis būtų laimingas, suprantat? Tai va. Jeigu tu darai kažką ir tu nesupranti, nejauti, kad tau malonu, nedaryk šitai, tai viskas. Jeigu darant kažką, tu gauni malonumą kažkokio lygio, taip, kažkokiam pirmam aukšte, valgas storulę šokoladinį tortą, pavyzdžiui, taip, ir jai kaifas, jai malonu, bet tuo pačiu metu jinai žino, kad negerai jinai daro, sąžinė griaužia, ten protas priešinasi, tai jai iš tikrųjų pirmam aukšte malonu, o aukštai kažkur, ten kur protas, sąžinė, sąmonė, jai blogai, jai nemalonu.
tas žemas malonumas, jis niekada nėra vertingesnis negu aukštas malonumas. Ta pati storulė, kuri valgo agurkus vietoj torto, tai gal ne tiek kaifo nuo to pačio proceso valgymo, kiek kaifas nuo to suvokimo, kad tai, ką jinai daro, teisingai. Ir jai jau dabar malonu tą agurką valgyti, suprantat? Dabar jai nuo to malonumo aukštesnio lygio. Nei iš jo, nei iš to, tas agurkas darosi labai skanus. Nes tą agurką paspalvina jos sąmonę arba jos protą, jis prisipildo to kaifų, kuris ateina iš tos svajonės sulieknėti, rasti vyrą arba tapti sveikai, arba tiesiog kažkoks toks aukštesnio lygio malonumo suvokimas. Suprantate? Kiek mumyse tų tam pastate jau langų atidaryta, kiek jau. Pirmam aukšte gyveni, kaip tada gyveni, kaip tu ištarsi tą žodį, kur visi juokiasi, kai sakau ameba, ir jau žinau, kad reikia sakyti ameba. Kaip? Ameba. Ameba. Taip pat gyveni kaip ameba. Vėl juokiasi iš manęs. Ką žinau. Dar rusakalbė juokiasi. Tau maistu kvepia, tai ten važiuoji. Grėsmė kažkokia ten rūkštų terpė, tai ten bėgiuota viskas. Pirmas aukštas. Protas pirmas, tai tavo suvokimai, išskaičiavimai, kaip kas geriau, kaip blogiau. Sąžinė turi, dar kitaip, idealai tave veda. Kiek langų praverta. Tai dėl to toks tokia sąvoka, kaip atidėtas malonumas, truputį tokia, tam žemesniam aukšte malonumas gali būti atidėtas. Dabar mano kūnas gal nėra taip malonu štangą kalnuoti, bet protas jau supranta, kad to reikia ir žino, dėl ko tai daroma. Tai jau iš karto darosi ir malonu. Ir iš tos sporto salės jau kūnas neduoda išeiti. Kūnui jau malonu, nors kaip gali būti malonu krūvį gauti. Kūnas linkia tingėti. Išjunk sąmonę, išjunk protą, kūnas gulės ir viskas. Ir jam bus malonu gulėti ir valgyti jam bus malonu, bet jau tikrai neštankas filmuoti. Bet suvokimas to, kad tai gera, suteikia kūnui malonumą. Jau atrodo, kad kūnas reikalauja to štangų. Ne kūnas, tiesiog protas užpildo kūną. Ir kūnas darosi protingas. Ir ten protas viduj kūno, viduj raumenų kaifuoja nuo tų pastangų.